žodžiu, aš taip pagalvojau, čia geras planas yra. Toks įprastas, jie nesuprant, kaip aš tiek išlaikau. Kaip nuo rugsėjo mėnesio, nekalbant apie 7 metus kankinimų, kaip nuo rugsėjo mėnesio aš dar gyva. Negana, ką vaiką pagrobė, bet visą dieną vienai tvarkytis, tipo blizgint namus, kad neprisikabintų prie rūbo išplauto ant kėdės, ar pakabintom pakabos, ar vaiko ką tik pavalgytos, pavalgio ir paliktos netvarkos. Vaikui duoti visus vaistus, maudyti vienai, kilnuoti ištisai. 17 kg vaiką tokio dydžio. Valgydinti, girdyti, prausti, karpyti nagus, keisti pampersus, taip toliau. Tuo pat metu sugebėti apsipirkti, nusipirkti vaistus, sužiūrėti visus vaistus, iš tiek rūbos vaistų užsakymus, paėmimus, vitaminus, savo vaistus, nueiti viską užsakyti, atsijimti, nusipirkti. Tuo pat metu dar kės socialinės terorą, kurie ateina valandą laiką, terrorizuoja nesąmonės, kalba ir tuo metu nieko negali daryti, nes turi žiūrėti, ką jinai daro. Ir išmuš iš vėžių, tuo pat metu policijos važiniai dėl nieko, iškvietimais negalioja, ta prasme iš vis beprasmiškais. Ir dar sugalvoju, kai kažkokius kursus reiks eiti, kur nėra pagrindo, neišbrauk iš to. Taigi viskas, kad vaiką pagrobtų. Kiek tokių įvykių buvo? Visi žino. Visi, kas durė, žino. Kad vaiką pagrobtų ir padarytų, ką jie nori. Nualint. Kiek žmogus viens gali ištverti? Kiek žmogus viens gali ištverti? Nu tai jie iš vis nesuprant, kaip aš dar viską padarau ir taip toliau. Ir sugalvoju naują ataką, naują smūgį. Dabar va ateiti tą posėdį, su vaiku pabus, tą mokyklą vis dar, kur aš griežtai nenoriu vesti, nes yra šalia kita mokykla visų pirma, namų mokymus ir taip toliau, ką vaiks susirgtų, vaiks dabar serga, dar sirguliuoju, aš dabar jau sergu. Tai vaiks, kai ištisai sirgs, aš iš vis bejėgė būsiu kažką padaryti. Alint fiziškai, alint psichiškai, alint taip toliau. Emociškai. Visi mata viską. Ir visi galvoja, ką jiem taip gali, negali nutekti. Aišku, ką gali. Taip, sunorės tavo vaiką, tai ir bus taip pat. Kiek tokių vaikų jau paimta, negražinta, neaišku, kur išversta, neaišku, kas padaryta. Žiniasklaida tyli, neaišku, kodėl, kas vyks, neaišku. Socialinė va kokią kliedžiam, žinai, ir jinai dirb tokį darbą, terrorizuoja. Aišku, materialiai viską nusunkt. Kaip iš 800 su tokiais pirkiniais išgyventi yra nenormalu. Kažkoks elefants priskėdė apie kažkokius gučius, dar kažkokie išlent komentuoja. Kai nėra jokių gučių, nebuvo jokių gučių ir tašė mano kainavo 10 eurų skudurinė. Finansiškai nusiekinti. Nežino, ką vaikui viską pirkti, visur važiuoti, viską daryti. Sau įklotų nusipirkau, nu, pavalgyti. Taip, ir kutrių su kukojinių rūbų, nu, manogai reikėjo. Džavyklės ir blys, lėkštės, nu, žodžiu, patalinė. Rankšluosčiai. Chalatą nusipirkau. Nu, čia yra nežmoniška. Ne, tai kad čia yra nežmoniška, tai ir taip aišku. Bet žodžiu, visi viską mata, aš tai žodžiu iš vis neturiu. Planas toks labai papras, labai gerai vykdoms, labai puikiai. Konstruktyviai. Žingsniais. Tas, ta, policija atvažiavo, socialinė iškvietė, socialinės kakalis skambant. Lelelelelele, viskas palei planą. Nu. Edviną pašalinom, Edvinas apsimyžęs pabėga, kad negalėtų niekur nei nuvežti, nei padėti fiziškai nieko, nei materialiai, apsitrydė. Atkirtom viską, visus žmonės, visi bailiai praktiškai, nu, arba patikė nesąmonėm, arba peršika. Vieną žmogų atakuoja visas tarnybas, vieną žmogų dar, kuris vaikas atako. Atakuoja visi.
Užsiuntė celofaną kažkokį, kuris šūdą primalė, kuris vis nesąmonės. Da visokius siunda. Rašiniai visokie troliai, pažiūrėk tą. O ką man žiūrėti? Ir taip žinau, kad meluoju, nu, ir taip žinau, kad šmeiži. Dabar dar susirgaus temperatūrą. Reik vaikui viską daryti. Planas labai geras, visi mato, visi nieko nedaro, visi nieko negiria, aš nesuprantu. Nei žiniasklaida, ir dokumentai suklastuoti, ir visi įrodymai yra. Viskas yra, nu. Nori gerti. Numetė žaisliuko. Kiekvienam sveika proto žmogui viskas aišku, kol sveiks. Ir iš vis beprasmiškai. Kažką sakys. Tai savaime aišku, kad kažkada kūns nebeatlaikys. Nu. Jeigu tos atakas nesiliaus, jos nesiliau, negaliu patikėti to pačiu Edvinu, kai matė, ką vaikai padarė. Negaliu patikėti kitais žmonėm, kurie tipo mane palaikė ir... Oi, čia dingau. Tai yra, kas dabar palaiko, bet fiziškai tai nieko nėra. Negaliu patikėti nuo planai viskuo. Aš senai žinau, kad daug yra monstrų aplink, aš senai žinau, kad žmonės supuvę, kad nu, gerų, protingų, kurie aiškiai mąsto, yra labai mažai, kovotų yra labai mažai, bet kad tiek mažai. Mašinytė. Čia planas aiškus, planas labai aiškus, planas labai strategiškai. Gerai suplanuot, viskas vykdoma puikiai. Nu, ne puikiai, nes aš nepasiduodu. Visi tik melais, žodžiu, o naksio vėlgi. Žodžiu, visi tik melais, visi tik žmonėm be įrodymų, visokiais celofanais, kurie neturėjo jokį įrodymą, nes būtų įrodymus pateikę visokiais tokiais. Aha. Aš pasakysiu celofanas. Ai, nesąmonė, aš tai negaliu tokiam nesąmonėm įsimti. Žodžiu, esmė tokia, kad žmonės tik visko be įrodymų, vieną žmogų įspitė čia kaip ta mergelė Marija, ką ten, užmėtė akmenim dėl nieko, dėl šmeižto, visi nusisuka praktiškai, ir fiziškai, ir emociškai, ir psichiškai, ir sunkus žmogus, ir finansiškai, jokios paramos. Viską reikia ir papildomas išlaidas visokias dėl socialinių, dėl vaikų teisių, kažkokie važinėjimai kursai su mokykla nein. Iki šiol prievarta mokyklai, kuri yra bloga, kuri yra žiauri, kuri yra toli, kuri nori pinigų tik tais, nes nevežioja netgi transporto mokyklinio be 20% tų pajamų. Kai yra šalia kita mokykla su gerais kinesterapeutais, kur aš, na, žodžiu. Dokumentai akivaizdžiai suklastuoti yra. Jų plaukais, ne. Žodžiu, ai, nu, absurdas, nu. Aš jau nusišlendau, nusikaukiau, maldavau, maldausiu Dievo pagalbos, kuo daugiau prašyti pagalbos. Akis blizgdo, temperatūros yra. O darbai nesibaig.